Hello. Iš Barcelona? Barcelona, sí. Barcelona, Barcelona. Oho, koks didelis, nifiga себе. Taigi, geri žmonės, mano planas šiai popietei ir šiam vakarui. Visų pirma, einu į labai įdomią vietą Amazon Shop. Tai yra parduotuvė, kur tu gali įsigyti surprise box. Dėžė ir tu nežinai, kas viduj. Moki atitinkamą pinigų sumą pagal dydį. Gali ten pavartyti ją, gali, nežinau, pagal svorį kažką įvertinti. Tik tiek. Niekas nežino, kas viduj. Prekės susidaro iš pamestų, iš nepristatytų, ir kažkas tokio. Tai va, įsigysiu ir išsiųsiu paštu į Lietuvą. Po to kartu atidarysim. Žiauriai, manau, įdomu bus. Tiek jums, tiek man. Po to einu išsiregistruoti į savo viešbutį. Ir vėliau noriu su tą gondolą virš miesto paskraidyti, pavažiuoti. O vakare bus matyti, gal šokio vakarėlį jau radau tokią salsą klubą vieną. Tai kol kas tiek, neatsijunkit, orai geri, nuotaikos puikios, energijos pilna. Važiuojam. Oho, kokia didelė. Turiu omeny šiukšliadėžę. O, fotikai. Žiūronai. Barcelona, Barcelona. ¿Quieres el perfume árabe? Yo sé, pero es así. Es así. Por acá. Bendrai paėmus, patinka Barcelona, ganėtinai įspūdinga. Rekomenduot galiu atvažiuoti. Karštoka čiut-čiut, bet okei. Es una Liga Campeón. Libertad. Sí. Hola, bienvenido. Hello. O sea, se llama Copa de Libertador. Libertador. Are you buying one? Yeah, I'm buying. Yes. But I don't know which one. I want to see what you bought. When you unbox it. Huh? I will unbox in different country. I will send it by post, so it's like a surprise for me and for other people. I think we need to take a smaller one, but with more weight. Taigi, įvykdžiau savo pirmą užduotį, 40 €. Dabar neišpakuosiu, siųsiu į Lietuvą ir išpakuosim tai paskutiniam epizode, pačiam gale šitos kelionės. Tai neatsijunkit, bus įdomu. Radau pašto poskyrį, 1 kilometras tiesiai ir mano siunta važiuos atgal į Lietuvą. Ne atgal. How long it will take? To Lithuania, about 15 days. Perfect. Working days. Perfect. Nu ką, tikrai brangus experiences, 60 € bendrai sumokėjau. Su siuntimu tikiuosi, jie nepames mano siuntos ir Lietuvoje išpakavus manęs laukia brangakmeniai. O dabar judu į viešbutį.
Okay. So, okay. Čia 401 ir 404. Bandom pirmą. Bingo. Aštuom 6 eurai chebra. Plius ne centre. Pažiūrėkit, čia išsities nėra kur. Taip, švaru, gražu, nieko negaliu pasakyti, bet 8,6 šitas urvas. Ir tai yra pigiausias su geru reitingu. Ai. Gerai, dabar pasikraunu. Einu į dušą, pavalgyti restiką ir varysiu link gondolos. Mamma mia! Perfecto! At the roundabout, take the first exit. Perfect. Donc, je verrai. Oui. Donc, c'est là-bas. 12 pem. Bandom. Taigi paaiškinsiu iš karto, kad būtų aiškiau. Čia mes turim senovinę gondolą, kuri važiuoja iš uosto į centrą. O tenais turėsiu pakilti su funikulierium ir tada jau važiuosiu su kita gondola. Bateau qui traverse. Dvidešimt iš 10, be klausimų. Aš turiu bėgti į kitą gondolą, tai savo emocijom ir įspūdžiais pasidalinsiu po. Taigi, skubam. Funikulieriaus neradau, einu pėstute, super kardio. Tikiuosi mane paveš žemyn. Ne žemyn, o į viršų. Ai, čia vidurinė stotis. Supratau. Ok. Pažiūrėkit. Man už nugaros, kaip gražu. Hello. And funicular is on top? No, at the next station, down. Funicular is down. Or is it possible to go up and later go down? No, so from here you can do a full loop until you come back here. Thank you. Thank you so much, really appreciate it. See you later, bye bye.
Okay, I have to go. Taka butla z takiej wysokości. W 80 roku się urodził, czy coś? Nie wiem. Też właśnie z Moniką rozmawiałem, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach to równanie takie do ramki, no nie? A tu musisz mieć kurwa. No dlaczego mi to narzuca? Ja chcę mieć płaski. Tak, nie, to na przykład. Tak, albo chcę mieć falisty, taką falę co zrobić. Nie kurwa, nie było. Deja, negalėjau visą ratą pavažiuoti, matėt tą žemėlapį viršui pilis, bet apskritai mano nuomonė, kad nelabai šitas naujesnis, senovinis, žiauriai fainas. Tai va, funikulierių radau, su funikulierium važiuosim žemyn, toliau labiau papasakosiu. Šitas funikulierius kaip viešasis transportas skaitosi, tai reikėjo bilietą, kaip matėt, pirkti. Tai 205, vienas važiavimas, galima ir visai dienai, kaip autobusas čia. Faina, patiko visai. Civilizacijon. Aš čia su dvirka važiavau. Šito keliu. Taigi, geriai žmonės, padariau beveik viską, ką norėjau. Net su 2 funikulieriais pavažiavau vietoj vieno. Tai dabar planas kažkur sėst pavalgyt, pailsėt, pačilint, gal pašnekėsiu į kamerą ir galbūt išgerti ką nors. O po to vakare eisiu į tą salsa klubą. Noriu pabaigti savo mintis apie keltuvus. Visų pirma, senovinis, 12 eurų su centrinis stotim, važiuoja virš uosto, po tavim laivai, vėlgi gali pamatyti visą tą uostą, iš kitos pusės jau senamiestį, tikrai verta, pats vagonėlis yra ant toks, O naujas, naujas keltuvas ar tiek, kelia, jokių vaizdų įdomesnių tokių nėra, aišku, aš važiavau tik tai žemyn, nes neturėjau galimybės užkilti viršų prie tos pilies, bet aš manau, kad iš pačio keltuvo ten tokių vaizdų nebus ir viršui, tik kad galbūt ten pasivaikščiot gali per tą pilį. Tai, nežinau, man tokia nuomonė, 12 eurų senas, 17 eurų naujas, bet ten round tripas jau 17 kainuoja. Rinktis jums, atstumas nuo vieno iki kito 700 metrų, man atrodo. Ir abudu važiuoja kažkur po 12 minučių, gal 10. Tai va, dabar einu paėst ir po to bandysiu visgi įlysti į tą šokio klubą.
Jaukus Barselonos kampeliai. Perfect. You are amazing. Thank you so much. Yes, uno. Paguglinau ir praktiškai vienas iš pirmųjų su ofigenų reitingu. Galbūt pravers. Tuoj užsakinėsim maistą. Yes, I think. Do you have wines by glass? Yes, it's in the house, verde. I would like a glass of wine. It's 150. Yes, it's this. Na, nemeluosiu, vyną jau paragavau, man tai šūdas, bet čia, ulala, graikiškos salotos. Na, jau paragavau 8. Ne super, bet normaliai. Keičiu savo nuomonę, dėjau iki daržovių 9. Desertukai duodu irgi 9, tai dorada desertas ir salotos po 9, 1-1-4. Šitas yra kitoks, duočiau 8, tai kokias stiprus 7 tą galima duoti. Patinka. Gera vieta, pavadinimą žinot. Where are you from? Venezuela, I'm from Venezuela. From I for a long period of time here. You're living? Yes, 2 years. 2 years. Do you like Barcelona? Yes, it's good. Perfect. It's beautiful. My sister lives in Marbella, but I'm for the first time here in Barcelona. Really nice people. Enjoy Barcelona. Thank you so much. Thank you so much. Okay, I will go downstairs. Okay. Yes, Thank you so much. Bye bye. Have a nice evening. Thank you. See you later. Mano gerklė pradeda skaudėti vis stipriau. Tikiuosi, tai ne korona. Galbūt dėl temperatūro kaitos, bet aš turiu nueiti tą salsos vakarėlį, sušokti keletą šokių. Vėliau varau savo viešbutį ir rytoj jau atvarau atgal į Lietuvą. Tai nesijunkit, bus dar įdomiau, aš labai stengiuosi. Kur mano salsa party? Carrer de Mojidos Ridason, Cuba, Barcelona. El Sabor. Perfect. Visai faina aplinka, tikiuosi greitai ta pamoka baigsis ir aš galėsiu pašokti su gerom šokėjom gerą salsą. Kviečia pašokti basiko. Na, vieną sušokau. Šūdas. Važiuoju namo. Taigi, geriai žmonės, bandau išgelbėti savo gerklę su puoduku arbatos, kuris kainuoja 1,80 €. Manau, kad čia yra pigiau nei Lietuvoje. Ir įdomiausias dalykas yra tame, kad padavėjai čia Barcelonai nekalba angliškai, praktiškai niekur. Lloret de Mar visi kalba angliškai. Keista, bet susišnekam kažkaip. Tai va, dabar einu miegot. Tikiuosi, rytoj bus geresnė diena mano gerklytei. Galėsiu linksminti jūs vėl. Ir nesijunkit. Bus įdomiau. Dar turim šį beitą nuveikti, aš tikiuosi. Ate.